Sveiki, Unboxing LT. Labai seniai nieko negavau ir šiandien grįžau iš darbo, užėjau į savo laiptinę, atsidariau savo pašto dėžutę ir radau įmestą paketą. Net į paštą nereikėjo eiti, na puiku. Aš ir tiesiog žinau, kas čia tokio, tiesiog čia jau parašyta, kad čia yra USB aksesorės, kažkas tai tokio su USB surišta. Šitą daiktą aš jau laukiau, galvojau, kad darinėsiu disputą, kadangi jis pakankamai, man atrodo, pakankamai ilgai man jau ėjo ir aš jau skaičiavau dienas, kada galėsiu daryti disputą, susigrąžinti pinigus už šitą prekę, lyg jos nebūčiau gavęs. Bet kaip matot, dėja prekę gavau. Na ką, atidarinėjam ir žiūrim, ką aš čia gavau. Kažkaip tai daro labai paprastai ir labai greitai supakuota realiai labai paprastai. Nenaudoju peilį, dabar viską plėsiu. Čia toks USB testeris bus, kuris nuturėtų įtampą, kaip ir matuoti. Taip, tikrai daugiau nieko nėra. Žiūrim, ką čia mes gavom. Gavom tokį va daiktą. Inputas, outputas, pagaminta Kinijoje. Na ką, gavom, pasižiūrim. Ekranėlis, kaip ir kol kas viskas gerai. Aha, aš jau viską pasiruošiau, išbandysiu va tiek daug laidų, va čia va. Įkišiu ir pasižiūrėsime, ką iš čia rodys, o nerodys. Tai aš tiesiog dabar jungsiu viską į. Na štai, išpakavom. Aš iš pradžių filmavau, žinokit, pažiūrėjau, kad labai ilgai pas mane viskas filmuojasi ir aš visiškai plaukioju. Tai yra aiškindamas, kas čia per daiktas. Daiktas yra čia toks, kad jūs galite dabar jungti į šitą daiktą, kai jis pas mane prie elektros prijungtas, tai yra patikrinti, kokią elektros energiją išduoda. Tai va, 5,2 voltą. Matot? Nu, turbūt matosi per kamerą to, kad jisai viską čia rodo. Tada toks dalykas yra, kad čia mes galim tada paimti laidą, tą laidą prijungti prie va šito va išėjimo ir pasižiūrėsim, kaip yra kraunamas, ne šitą laidą paėmė, reikia telefoninę laidą, paimsiu šitą laidą, laidų, žinokit, jau nebesusigaudau, kas su kuo. Va, įjungsimės dabar šitą laidą į šitą va tai dėžutę baltą ir aš dabar pajungsiu savo mobilų telefoną. Va. Savo mobilų telefoną, jisai įsijungia taip, kad kraunama, va rašom kraunama ir iškart galim pasižiūrėti, kokiu galingumu viskas yra kraunama. Va, čia mums atrašo, matot, 5,11 volto, 0,85 amperos ir 0,5 amperos per valandą. Ir esmė yra tame, kad mes čia galim protestuoti, kaip čia viskas vyksta ir kokiu galingumu yra viskas kraunama. Tai yra labai geras įrenginys, jeigu jūs norite patikrinti kažkokius tai USB įrenginius, kokią jie elektros energiją išduoda ir kaip viskas, ar viskas veikia korektiškai. Tai tiek, daug nekalbėsiu, matot kainą, matot per kiek laiko šitas produktas pas mane atkeliavo, iš tikrųjų vertinsiu 5 žvaigždėm iš 5, nes viskas veikia, jokių, kaip sakoma, nusiskundimo aš neturiu, man patinka, kokybė surinkimo yra nebloga, nors ekranėlis galėtų būti aštresnis, kaip sakoma, ryškesnis, bet jo pilnai užtenka tam, kad pasižiūrėti. Nežinau, kaip per kamerą matosi ar nesimato, bet man asmeniškai viskas gerai matosi. Taip, kad 5 iš 5 ir šitą prekę pirkti rekomenduoju, savaime aišku, jeigu jinai jums yra reikalinga.